Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Olia, Kenta, komesta, nu ką, atvažiavom iš Ispanijos, pasideginę 3 savaitės, karočią, čia Lietuvoje šalta. Bet aš supratau vieną dalyką, aš per naujo pamilau golfus. Ispanijoje tiek daug golfo, visi važinėja su geriausios komplektacijos golfais. Ir nutariu, reikia grįžus į Lietuvą iš karto, paimti golfą. Ir šiandien pas mus studijoje yra 1.9, TDI, 250 arklio galių, Turbo Monstras, iš Kauno, išbandom ir važiuojam. Hebra, karočiu, taip, išėjo 8 kartus golfo, išėjęs turbūt gal ir 9 kartą, nieks tai nežino, galbūt jie nuspręs gaminti tik tai visureigius, nes dabar visi žmonės nori parketinių visureigių, visi nori aukštai sėdėti, bet Volkswageno klientai dažnai nesupranta, kad golfas yra ištakos, golfas yra viskas, golfas yra vairavimas, golfas GTI yra nuostabus vairavimas Lietuvos gatvėmis, Golf R yra nuostabus vairavimas Ispanijos serpantinais, blemba, čia nereali taškiai yra. Ten žmonės, turtingi žmonės perka R golfus, jie neperka Lamborghini kasdieną, jie perka R golfus. Tiesiog važinėja kalnais, kaifuoja nuo jų, nes nedidelis kėbulas, geras 4 ratų sukibimas, blėt, garantuoja geriausią laiką realiai Ispanijos kalnuose. Bet Lietuva, ne Ispanija, čia pas mus, blėt, šalta, lyja nahui, mes šalam, blėt, badaujam, blėt, ir važinėjam su 4 golfu. Bet 4 golfas nėra blogai, 4 golfą arba jūs norėjot pirkti, arba jūs tiesiog negalėjot jo įpirkti ties laikais, o dabar jau nebenorit pirkti, bet golfas 4 yra ikona. Čia yra labai stilingas golfas. Jis gražiai atrodo, man patinka jo galinės lempos. Man čia, blė, viskas jame patinka. Čia taip paprasta, čia yra kaip, žinot, būna kartais sako, davai priduok kraują. Bet iš kraujo antigenų testo nebus taip tikslu, kaip tarkim iš šūdų mėginio. O šūdų mėginys yra pigiau, blė. Tai čia yra kaip 4 golfas, nahui. Tai yra pigiau ir patikimiau ir tiksliau, blė. Tai yra kaip šūdų testas, nahui. Kuris realiai pasako, ar jūs sergat kom nors ar ne. Blė, šitas golfas zaibys. Kibaro spalva, savininkas galvoja perdažyti, aš jam pasakysiu, sidabrinė spalva yra nauja juodoji spalva. Nereik perdažinėti, atrodo gerai. Čia yra vokiška spalva, gražus spoileriukas, blėt, toks metalinis, nahui, metalinis šaltos. Lempas įdėjo kitaiskas, bet ir originalios lempas čia buvo visai gražios. Duslintuvas stovi toks panaudotas chrominis, blėt, kažkoks tai. Hebra, esmė yra tokia, standartinis golis, iš viso čia arklio galių jūs neturi. Nu, jūs žinot, golfas, nuduodi biški važiuoja, bet jie su 1.9 TDI sugebėjo padaryti 250 arklio galių ir 500 Nm. Tai pamatysite variklį dar prieš tai parodysim bagažinę, nes čia irgi smagu. Čia kiekvienas centimetras yra smagu, nahui. Man yra smagu gyventi dėl tokių automobilių. Aš jums galiu pasakyti, hebra, aš Koenigsegus mačiau, lėčiau, Lamborghinis naujausias. Ir galiausiai mes susigrįžtam prie ištakų, prie golfo. Kodėl golfas tiek, blėt, smagiai mašina? Kas jo yra? Golfas tai nėra ta mašina, kur tu svajoji įsigyti, bet tu, blėt, su jo pravažiuoja ir suka, pasimkit nahu mano pinigus, blėt. Ir žmonės pas mus treninguoja, vat kauniečiai ypatingai myli golfas, dar saugo golfas, turi dalių golfam. Kaunas yra, karočią, centras, blėt, golfų saugojimų, blėt, prasme, šaunuolis esate. Šiaip, kodėl mes šitą golfą dabar paėmėm? Vat jūs galvojat, nu taigi, blėt, jau seniai, blėt, paimk ką nors sportišką BMW. Žiūrėkit, jūs, blėt, vat, visas pasaulis, socialiniai tinklai, žinot, kad dabar, vat, viršiam procentų viso bendro tinklo, komentarai yra botų. Botai rašo komentarus. Tai reiškia, kad kažkas, tarkim, yra suinteresuotas skleist kokią nors naratyvą. Nu, tarkim, kad Europa yra silpna, ne? Kaip gali, blėt, Europa būti silpna, kai jinai sukūrė 1.9, blėt, TDI. Mes 1.9 TDI turėjom tada, kada Europai buvo taika, blėt. Bet dabar bandoma vėl sakyti, kad Europa yra silpna. Šalis, kuri gamina Airbusą, šalis, kuri sukūrė Geliką, blėt. Šalis, kuri turi Eifelio bokštą, kuri turi Saulius Skvernelis. Šalis, kuris sukūrė 1.9 TDI, dabar nesugeba uždirbti iš elektromobilių pardavimų, nes politikai spaudė, kad reikia sukurti daugiau elektromobilių, kad žmonės ekologiškai važinėtų, nes čia buvo politikos šizma, čia kažkas spaudė, va, tos elektromobilius gaminti. Bet gamintojai, va, Volkswagenas suprato, kad nu nichuoja neina pardavimai, jie grįžta atgal prie hybrido, visgi Toyota buvo tiesi, kad hybridai yra ateitis, daug čia proto turbūt nereikia, blėt, kad šitą suprasti. Bet Volkswagenas savo gamybą dabar perkelia jau tanko gamybą. Šarvus gamins ir panašiai,
Porsche gamins. Taigi, kaip sakant, niekada nenuvertinkit Europos, nahu. Europa, jinai buvo santūri, bet Europa demonstruot padeda savo raumenukus. Nu ir ką, tęsime toliau Golfo 4 temą. Senas, geras, patikimas, vietos bagažinė nėra. Jeigu jūs turite vaiką ar vežimėlį, dėja, vežimėlį teks palikti lauke, nes čia yra subwooferis, kažkoks Spektrum. Subwooferis oro varinėja, kas va, stiprintuvas, kondensatorius, nahui. Gražu, blėt, kolonėlės dar dvi. Viskas taip, kaip gamino 2000 metais, blėt. Pat smagu. Toks mini tuningas, galima sakyti. Daug nepapasakosime apie šitą. Čia reikia sės, pravažiuoti. Čia yra vienas didelis kaifus. Lietuvos tiesiais. Lietuvos keliai yra tiesus, bet kreivi kaip bibys, blėt. Kažkieno tai. Jūsų kaimynų, nežinau. Mano tai normalus, ne. O kas čia? O čia Hado. Hado turi begalę daug gerų produktų ir tai yra vienas iš jų. Hado boosteris. Tai yra priedas varikliui, alyvai. Kai keičiate variklio alyvą, dapilkite Hado boosterį ir užtikrinsite, kad jūsų variklis tarnaus ilgiau, tyliau, geriau susiteps dalis, o jūs ateityje galimai turėsite tiesiog mažiau problemų. Su automobilių serviso mechanikais nereikės tiktis, o galėsite tą laiką panaudoti tiesiog geromis įmintinom kelionėm po Lietuvą ar po Europą. Naudokite Hado produkciją, mėgaukitės gyvenimu, o jeigu konkrečiai nežinote, kokio norite produkto, kreipkitės į hado.lt ir ten specialistai jūs mielai pakonsultuos, kokio jums produktą reikia. Patikėkit manim, jie turi visokiausius produktus, tiek interjerui, tiek varikliui, tiek transmisijai. Naudokite Hado, važiuokite ilgai, džiaugtis gyvenimą. Ačiū jums. Žiūrėkit, gale, koža, blėt, koža nahui, koža, blėt, ne dermantinas, blėt, ne veliūras, ne veganiška kažkokia huinė, tikra koža, blėt, tikra koža, tiek metų praėjo, jau ten sėdynės pas vairuotojų, praperstosiu, blėt, skylės ten nahui atsirado, blėt, žiūrėk, va. Pohui, jeigu dar susiūt, blėt, su babulės, blėt, siuvimo mašinai, sėdynės šitas visai pohui būtų, jos dar čia tarnaus. Nu, salonas kaip Golfo visas, biški patrintas, biški pagyvenęs. O kas, blėt, su amžium neapsitrina, blėt, pas mus visi vyrai, blėt. Pusplikiai, nahu, krybi dantis, blėt, geltoni, bet normaliai dar funkcionuoja, kažkaip nuvaro į klubelį kokį, pašoka biškį, kažką susimedžioja. Gerai, atidarom svarbiausią ingredientą šito automobilio – kapotas. Jo didinybė, kapotas, jūs pažiūrėkit, blėt, švarumą, aš nežinau, kaip mano triusikai, aš kiekvieną dieną skaičiu, jeigu ką. Švarus, gražus, vamzdžiai, silikoniniai šitie perėjimai, viskas išvaryta, nu blėt, aš nežinau, man labai gražu žiūrėti, čia yra kaip, čia tiesiog meno kūrinys, blėt, čia yra dizelis, na, 1.9, o pačioje dar stovi intercooleris, gražus toks, nu blėt, zaibys, tai yra dėl ko mes, na, alsuojam, dėl ko mes gyvenam automobilistai. Priekinės lempos, aišku, tokios kitaiskos, bet jos visai nieko atrodo. Visą laiką Golfui papildomos lempos, tuningas buvo zaibys. Golfas ir tuningas buvo visą laiką toleruotinas dalykas, nes tais laikais tai visi darė. Tai buvo madinga, tai jeigu darai tuningą, reiškia, turi dahuoja šaibos, trojkėse, užsidirbai šaibą, gali pademonstruoti savo statusą, blėt, vat Kaune, ypač, žinai, panašiai. Kauniečiai šiaip maladės žmonės, kas dėl automobilizmo, tai labiausiai švariausiai prižiūrėti automobilį yra Kaune, blėt. Nu tai va tai va yra, kaip yra, blėt. Tiesiog konstatuoja faktą, na. Pas mus Vilniuje taip, su automobiliais nesicatskina. Bet žiūrėkite, hebra, jeigu jūs turite kokią aфиgeną Porsche, Rari, Lamba, ten Geliką, arba šiaip kokį nors senelio Šaraną padovanotą ir norite jį atšviežinti ar jam, ar savo, žygis iš Refiniš darom nuostabiai, jis neskubia, bet padaro taip, kad tačka atrodo geriau negu iš salono. Žygis randasi Muzuriškio gatvė 21, 5 boksas, Refiniš, kreipkitės pas jį, duokit savo automobilį, patikėkit jam ir realiai jis padarys stebuklą. Nes jūs mylit tačkas, rūpinkitės jom. Jeigu tačka paučia, kad jie rūpinės, jinai važiuos ilgiau. Čia yra moksliškai neįrodyta, bet, nu, blėt, jaučiat vis tiek, na, suprantat. Reikia rūpintis tačką, na, nes jeigu tavo batai yra švarus ir tavo tačka švari, tavo siela švari, tai karočią tu švarus čiūvas esi. Pas man, blėt, batai švarus buvo, kol Lietuvą net važiavau, nahui, šalti, gibana morazilniką, blėt. Čia Lietuvoje gali, nahui, grinai laikyti kiaušinius, blėt, balkone ir vis tiek, blėt, jie nesuges, na, o pliusas mūsų šalies. Labai daug prie Golfo gyvenimo prasidėjo ponas Ferdinandas Piechas, kuris sugalvojo ir Bentley Continental GT, ir Bugatti Veyron, vėliau Chiron, dabar Tourbillon. Viskas nuo jo čia prasidėjo. Jis yra idėjinis genijus. Ir pirmą kartą DSG greičių dėžė, kuri dabar naudojama Porsche, Volkswagenus, buvo panaudota 4 Golfe R-Tram 2. Va jums stebuklėlis. Šitam mažam stebuklėlį R-Tram 2. 3,2 variklių,
4 varomųjų sistema buvo panaudota pirmą kartą DSG greičių dėžė. Šiuo atveju čia yra paprasta 1.9 TDI ir paprasta mechaninė greičių dėžė. Tiesiog lietuvio svajonė. Mes turėtume atsisėsti šitą nuostabų golfesterį, prieš tai pamyšt, nugręžt rabarbarą ir pravažiuosim, pamatysim, kaip tai lietuviai džiaugiasi gyvenimu ir kaip tai mes dabar nelabai džiaugiamės, nors uždirbam daugiau pinigų, bet žmonės mažiau linksmi. O dėl ko? Nes nekvepuoja 1.9 TDI garais, nahui. Važiuojame. Tatai, blėt. Žiūrėkite, blėt, Rolls Royce tokių nėra dalykų, blėt, kėnių laikyklės, blėt, su kur rankom tas laikyklės. Blėt, genialu. Nu ką, turim čia boosterį, kuris rodo turbinos slėgį, turim mėlynai apšviestą švieselės, čia, žinai, autistai jaunos kartos, tai čia pirmą kartą gyvenimą turbūt mato, kad čia ne planšetė, taip, nahui, anksčiau mes gyvename ir mytume ir naudojamės tikrais dalykais, blėt, čia kaip, nahui, jau galim sakyti, kaip šveicariški laikrodžiai, išnykęs dalykas, blėt. Spidometras, va, matot, ventiliacijos angos, kas irgi jau, blėt, retas dalykas šiais laikais, nahui, Pioneer aparatūra, taip, anksčiau statėm papildomai Pioneer, dual punkt ir kitų gamintojų aparatūras, nes buvo pamoina su standarto važinėti. Čia stovi subwooferis, paklausysime, mes paleisime kokią straikinę dainą. 6 laipsnių manualinė greičių dėžė, kaip minėjau, Golfe 4, kai vienoje modifikacijoje buvo DSG greičių dėžė, tai čia buvo pati pradžia modernių greičių dėžių, bet čia yra paprasta greičių dėžė, kuri va, nu karočią, suprantat. Kas Golfą vairavo, žinot šitą chūnėms. Nu ką, porankis, blėt, ručnykas, viskas čia nahui paprasta, nuobodu, iki šiol Golfo salonų yra nuobodus ir jie bando tą nuobodumą savo paslėpti dabar su 2 didelėm planšetėm, kas yra dar blogiau. Nes man toks tarnofas yra, blėt, tos 2 planšetės, kur dabar pakamintos naujausiam 8 Golfe, nu kad aš nežinau, blėt, vat. 7 Golfas turbūt buvo tas sweet spot, 8 Golfas buvo iš tingėjimo pagamino, kad tik pagamint, nes nieks jau taip nebeperka. Bet, nu, Ispanijai dar populiarūs Golfai. Nu, tai va, nu, blėt, šitie va keisti matau, nes čia būtų jau nutrinta, čia lyga, blėt, visų Golfų, visų Volkswagenų, bet čia pakeitė, žmogus biški sudėlingavo, bet čia jau tokia, vat, koža, visur koža, blėt, dar tokia kokybė, nahui, nu, kaip ant balno, blėt, kaip ant Hermės, blėt, žirgo balno, blėt, sėdina, nahui, kokybė jaučias tokia, šiokia tokia, blėt, atdulkėja viskas, Golfo pakabukai, žinote, aš jaučiuosi kaip Gezo automobilė, bet man malonu, anksčiau būdavo šlykštų, dabar vat, visi ten juokauja, oi marozai, mane tam mūsų pažiūrėjo marozai, mūsų užpuolė marozai, jūsų tie marozai šiaip jau yra fantazijai. Dabar, blėt, ne marozo, visokie mošnikai ir giparikai tapo tais pačiais marozais, nes jie jau jaučiasi nebaudžiami ir paėda nesąmonėm užsiminėt, tarkim, ten nueina į opimą, įmeta ten kokį nors kokteilį draksų ir, karočią, nuspaikina mergą. Tai, vat, nesąmonėm pradėjo užsiminėti. Marozai tokiais šūdais neužsiminėjo, marozai tiesiog aukėjo lochus, valgydavo kebabas, važinėdavo golfą, eidavo į futbolo, į beisbolo, į regbio treniruotės. Jie nebuvo tokie blogi, jie buvo kaip sanitarai, kaip gandrai, blėt, kurie prižiūrėjo tvarką, nahui. Ir mes dabar grįžtame gražiai į tą epochą visą, suprantat? Čia nėra planšečių, čia nėra, suprantat, va dabartiniai visuomeniai visi ką? Dirba darbe, žiūri ekranus, grįžta namo, įsijungia tiktokus, žiūri tiktokus, blėt, jiem vėliau susigalvojo, kad jam prasidėjo, blėt, visokie anxiečiai, ADHD, dėmesio sutrikimai, autizmai ir kitos nesąmonės, blėt. Patys savo įsidiagnozuoja, nahui. Čia planšečių nėra jokių, blėt, problemų. Anksčiau pas mus, blėt, problemų nebuvo. Pas mus visas problemos buvo, blėt, sprendžiamos tiesiog rajone, blėt, ant turnyko, kašį aikšteliai, blėt, su kebabo rankui. Su kostė... Ne, šitą ištrink. Na, šito nebuvo, vaikai, ble. Šito nebuvo. Nieks Kaune barščių neleido 95 metais, 2000, 2005 metais. Šito nebuvo. Gerai. Nu, pradėjom judėti su šitą steampunkinę mašiną. Realiai, nu ką Golfas gali iš savęs pademonstruoti? Jūs visi turbūt arba važiavę, arba jūs vežė girtus namo su Golfu, bet jūs neprisimenat. Čia, prasme, Golfas yra legendinė mašina, ble. Golfe taip šilta būna žiemą visą laiką. Pas mus jau ruduo, nyku, ble. Biški prašildom vaiktų, na, prašildom varikliuką biški, žinai, blėt, reikia duoti prašilti, čia dizeliukas, negalima tyčytis, na, reikia duoti mašinai, biški palsuot, padirti, čia yra gyvas organizmas, reikia susipažinti iki galo. Labas, I'm Igor, nice to meet you. Hello, I'm God from Kaunas, I love kebabs, na. Tai visgi, karočią, kad pagyvint komentarus, už ką jūs sergat, už Rytą ar už Žalgirį, nu, krepšinio komandą. Kuriem labiau patinka Rytas ar Žalgiris. Rašykite komentarą, bet argumentuokit ir aršiai. Ir visi, kas parašys, kad serga už kitą komandą, tai duokit kontrargumentus, kad jie neteisingai pasirinko. Pabūstinkit biškai komentarus, paspauskit laiką, pahaipinkit video, nes galima dabar hype, mygtuką paspausti.
3 kartus, jeigu labai patiko vidosas. O mes bandysim jums gerą laiką šiandien suteikti, karočią, su šito nuostabiu golfesteriu. Prašildom dar variklį, nes, blėt, dizelis šyla, nahui, pusę metų, blėt, kol davažiuoja. Iki darbo davažiuoja, dizelis tik baigė sušilt, blėt. Realiai galima sakyti, standartiniais nustatymais mašina elgiasi labai civilizuotai, jokių nėra nesąmonių, tiesiog važiuoja gražiai ir viso. Dizelis jis yra minkštesnis, vis tiek minkštesnis, 500 Nm, sukimo momentas geras, apsukos žemesnės, 6 greičių pavarų dėžė. Šiaip čia lietuvio svajonė, sakyčiau. Čia priekiniai varomieji, o aš pripratęs prie 4. Nu ką, testuojam, pavyzdžiui, gazo dugną. Eik tu nahui. Jinai staiga nuo 3000, blėt, pisa maksimaliai iki 6, va. Eik tu nahui. Čia keista mašina, blėt, keista steampunkas čia, blėt, keista mašina. Pasakysiu taip, iki 3 netraukia, po 3 kai pisa iki 6000, nahui, ten redline'ais jau varo. Nu ir jinai praeida priekiniai ratai buksuot tada, blėt. Tai su šitą mašiną, nu, reikia mokėti važiuoti, reikia mokėti kažkur tai surasti jos gatašką, blėt. Kročia, jeigu nenusprendėt kokią komandą mylite, ar Žalgirį, ar Lietuvos Rytą, parašykite, kas jums mieliau, Didži Giovanni ar Stonkus, nes abu vairuoja Audi. Vienas Q7 vairuoja, kitas RS7. Ar neseniai mačiau Giovanni su savo RS. Giovannis šaunuolis gerai prasisuko. Sklinda gandai, kad porą Vingio parkų pardavė koncertų. Tai lauksim RS6 naujo, blėt. Išeina va jau, nahui, kitais metais, blėt. 4.0, blėt, hibridosas. Šiaip pizda raketa turėtų būti, nes 4 litrų vago plug-in hibridas, tai labai galingas agregatas. Su ta greičių dėžė, su 4 varomaisiais. Nežinau, kiek smagus, bet, blėt, kad greitas, tai čia jau dabar galima sakyti, kad faktas, nes Porsche, Bentley stovi, tvarko visus super automobilius. Dar mūsų keliai, kurva, kreivi, kaip nežinau kas, nahui. Čia, blėt, sakau, pas mus dėl saugumo kelyje labai rūpinasi, kad žmonės čia, blėt, važiuotų 50-60, bet, blėt, keliai tai tikrai už Vilniaus pavažiavos, tram KM, tai pizda keliai, nahui, vien duobės, blėt, būna su džipu, važiuoja, nahui, atrodo, kad taip galinę pakabą prarasi, blėt. Aš suprantu, kad sudėtinga yra pakeisti kelius, blėt, regionuose, bet kurva, reiktų biškį asfaltą daryti, blėt. Kas man malonu golfesterė, tai, blėt, paskipiečkai visą laiką gerai dirba. Šildymas tiek kojų, komfortabilų visą laiką tai būdavo. Kiekvieną kartą šitose golfuose, kai važiuoja, prisiminkit, kad golfe anksčiau kvepėdavo pastoviai moteriam ir kebabais, nahui. Nes, kurva, jeigu tu turėjai 4 golfą tais laikais, tai, nu, kiekviena moteris po darbo, davai, praniuk, pasink mane šiandien iš darbo, blėt, žinai, kad parodyt, kad čia turiu ahujenai sėkmingą vaikiną. Tai, grinai, ryba kvepėdavo, blėt, žuvį nahui ir kebabais, blėt. Čia jau net geriausias cheminės neišplautų tą kvapą. Bet kadangi čia audinės sėdynės, tai viską galima buvo nusivalyti lengvai stervetėlę. Tiek kebabą, tiek visą kitą. Bet kas turėjo tą, tipo, tekstilę, tai, blėt, smirdėdavo tą golfą, tai, blėt, aš nežinau, nahui. Baisu, blėt. Tiesiog prisimenu tą kvapą, man stovi iki šiol tas kvapas, blėt. Nu, mes kol kas dar neištestavom, kol iš Vilniaus kamščio neišvažiuosim. Dabar kas ne iš Vilniaus, tai sengai, dėl to aš negyvenu Vilniuje, blėt. Ne, tu negyveni Vilniuje, nes nekilnojamo turto kainos, blėt, 200 gabalų, blėt, už būtą, nahu, mažą. Beprotybė, blėt. Viskas brangsta ir brangsta visą laiką. Reikia susitaikyti gyvenime. Kuo mažiau pradedi galvoti, kad brangsta, tuo labiau pradeda eitis. Virint šaibas reikia. Va, su golfais važinėkit, virinkit šaibas. Neleiskit šaibų, blėt, ten visokių ten simiorų, blėt. Nes jūs po to kaip degradai sėdėt, taisote jas, ką mes nežinome. Mes žinome, kad, blėt, simioras pastovi servisuose būna. Mažiau sėdėkit debilai tik tokie. Ypač tiem, kuriem virš tram. Jums jau vaikus auginti reikia, gimdyt, o ne tik tokuose sėdėt. Sėdi, blėt, princesės. Nori dovanų? Taip, noriu. Būtų neblogai gaut galaktiką, blėt. Jūs degradai esat, nahui. Jūs realiai esat kibaniai degradai, blėt. Blėt, va, su golfu taip zaibys. Aš žinau, kad jis tuninguotas, tai aš dar nepaspaudžiu ne kartų. Man tiesiog zaibys su dizeliu važiuoti. Dizelio esmė yra tokia, kruizinė savo, blėt. Ryja, dabar aš nežinau, čia rodo 8.2, bet čia pizdiožas. Aš esu įsitikinęs, kad jinai dabar ryja kokius, blėt, 4 litrus, blėt, 4,5. Nu, jeigu būtų stokas, tai 4,5 rytų stobau. Ten golfo ekonomija tokia buvo, kad kai kurie į 3 litrus su kapeikom įtildavo, važiuodant, ten 70-80. Kaip tai, blėt, įmanoma, nahui. Labai, blėt, pasižiūrėjau naujus dizainus BMW. Tai, žinokit, hebra, vadinkit mane jau senų, nahui. Aš nuleidžiu rankas, blėt, jau. Bibė HDS, nahui. Jūs pažiūrėkit, ką jie atleido dizainerį, blėt, ir dar hueviau padarė. Aš sakiau jums, kad iš mini dizaineris nieko gero nepadarys, blėt.
Tai va dabar galėsit važinėti, Lietuvoje mėgsta. Pantavas, blėt. Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Betson lažybos. Betson kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nu ką, pavalgiam, važiuojam, nieko čia sėdėt, žinai. O eik tu nahu, juodo dūmų, blėt, kiek prabuksai daro savo. Blėt. Keista mašina, blėt, realiai pasakysiu. Galinga, priekiniai ratai, blėt, prasisika ant tokio lietaus. Bet vis tiek, zaibys, nežinau, mašina kalatojas. Ar jinai yra linksmiausia, nu, blėt, nemeluosi, 7 GTI buvo geriau, blėt. O, nuvažiavo golfas. Polo, blėt, lauk, mes negalime paleisti, turim pasivyti. Policija. Pažeidėją gaudome, pažeidėjas gaudome pažeidėją. Kui mes jį pasivysim, blėt. Iš galo dabar važiuoja kažkoks kaimas su BMW, blėt. Jam šansų akių nėra, blėt, mūsų patvarkyti, blėt, ne teorinių. Bet mes iš trasos jau važiuojam. Aš jam tik pisą juodą dūmą, kaip priminimą liūdną, manakui. Ne, karočią. Uik tu, naku, kaip šovė balta, blėt. Čia Pops and Banks vainas, čia, blėt, ekologinė katastrofa, naku, aš vadinu, blėt. Joks čia nei Pop, nei Bank, naku. Guldam, blėt, su pirma pirdačiu, blėt, dabar. Biški, blėt, nu tokia... Eik tu, naku, kiek balta dūmą paleido, blėt. Kurva tu, naku, pizda. O, blėt. Sraigė, blėt, iki 6000 suka, nahui! Eikit jūs nahui, blėt, aš su ją nenoriu, blėt, važiuot, blėt. Nes jau, blėt, kur, jinai greita, blėt. Žinokit, čia šitą pavarą, čia 200 su ją gali važiuot ir jinai važiuos be problemų. Čia grinai show off car. Biški pagazuoja, padraguoja, blėt, aliukų įpisi, kaip babiuką nahui. Kaip senais laikais. Romantika ta, bet, žiūrėkit, iki 4000 nieko. Staiga, opa, blėt, opa, eik tu nahu, ir aš bijau dabar perjungt šaibą, nes aš perjungsiu šaibą, baltą dūmą pradės mes, blėt. Jau meta baltą dūmą, suka, nahu. Nu, aš specialiai to nedariau, blėt, biškai atleidau gazą. Jinai važiuoja, viskas su ja čia okei, dėl važiavimo. Aš tiesiog nepasitikiu, blėt, pakabė, nahu. Mano vidinis Kento jausmas sako, kad nespausiu, blėt. Karočią, viduje sėdė, atrodo, nu, tipo, viskas okei, jinai ramiai, iki 3000 apsukų, kai po 3000 apsukų pisa smarkiai, iki blėt, redline'o. Redline'ais varo, nesustoja. Viduje sėdė jauku, gera, šilta, gera garso izoliacija, palyginus kaip tiem laikam, bet iš išorės jūs patys matot, kad čia per bestė, blėt, yra, nahui. Čia kurva, aš nežinau, blėt, kiekvieno inžinieriaus, blėt, košmaras, nahui, šitas automobilis yra, blėt. Blėt, davai! Biškai susipažinom su dinamika, viskas aišku, kaip jinai nori mane nužudyti, nahu, nuo 4-5 šaibos. Karočiui, iki 4-5 šaibos viskas okei. Vėliau, blėt, šitas monstras, nahu, trasoje galėtų literaliai, blėt, patvarkyti beveik visus automobilius, blėt. Ypač, kad pas mus visi vos velkasi. Nahu. Pizda, Pops and Banks, blėt, kurva. Važiuojam 3000 apsakų. O ir staiga biškai atleidžiam gazą, nahui. O Pops and Bangina. Gerai uždarom durys, kad operatorius neperpustų, nahui. Šis laikais brangu gydyti operatorius, blėt, tapo, nahui. Neapsimoka, kartais pagalvoju, ar verta palikti konteinerį ar ne, blėt, žinai, nahui. Savo operatoriui medaus šaukštą duodu, blėt, kartą dieną, nahui, kad neužsilenktų, blėt. Operatoriai dažnai, žinai, arba džiuva kokia, blėt, serga, nahui, arba šiaip, blėt, reikia labai jau saugot, blėt, nes niks ant rūšys, blėt.
Nu va, kaip sakant, golfas be jokių huinių, baltas dūmas, juodas dūmas, pagal skonį ponai, blėt. Jokių planšečių, jokių nesąmonių, jokių huinių, jokių tiktokų, jokių šūdų valgymo challenge'ų. Tiesiog grina galia, blėt. Taip kaip inžinieriai sukūrė, blėt. Čia, kai kada vokiečių inžinieriai sukūrė labai huienų dalykų, kai kada jie sukūrė, labai tokių nelabai malonių, blėt, pasaulio dalykų. Bet kur vokiečiai gali, blėt. Geriau nepykdėt nahu vokiečių, blėt, žinau vieną, blėt. Blet, kaip šuo veiktų, nahui. Tokį aš girdėjau. Suka, nieko nedariau, blet. Pizda, nahui. Kuom šitą mašiną varoma, blet? Šiena. Dizelio, dizelis kaip sproksta nuo spaudimo, tai va tai varai. Pujarina, man gaila šitas turbinas, blet, aš nežinau, kiek jinai laikys, blet. Mašina smagi, smagus cirkas aplinkiniam. Ar zaibys, kad lietuviai tuninguoja? Golfas, be abejo, taip, nahui. Vat mes mokam tuninguoti. Tuningo tauta. Šaunuoliai. Realiai šaunuoliai spaudžiu dešinę, pas mus Akujenų yra projektų. Sustojam dar vienoj stotelį kokiai nors. Gerai, darom tyrimą. Stotelė Akmena. Akmena stotelė. Tikrinam, kiek butelių rasim šį kartą, blėt. Pažiūrėk, blėt, nėra butelių, blėt. Kefyras, kava, Coca-Cola. Sveikolių stotelė. Akmena, šaunuoliai, kad negerit, blėt. Blėt, kiek čia stotelė sustoja, vis laik buteliai valiojas, blėt. Žiūrėk, kokius gruodžius, nakui. Golfesteriukas, blėt. Biškarkas parodėjusis, bet kam nerodėjęs amžiam, blėt. Kujenai. Va toks vat ir yra golfisto gyvenimas, blėt. Kepė Mylavą vaikui, nupirko savo litrą, blėt, ir gyvena. Mano gyvenimas tai greitas, blėt. Įsipila už 5 eurus dizelio, nusipirko kebabą ir varo baus. Locho. Seniai, matei, naujas iPodas išėjo, Apple iPods, MP3 playeris, kurva. Važiuosiu į BMS Megapolį, blėt, nusipirksiu, kurva. 10 gigų, blėt, atsigirdė, blėt, 10 gigų, nahu. Kaip karalius karaliausiu, blėt, kurva. Kauno lordas bus. Bandome ją maksimaliai teisingai eksploatuoti. Nu, normaliai, va, žiūrėkit, iki 2000 apsakų. A nieks nesuprastų, kad čia žydra mašina. Žydra turinguota. Čia pats golfas, pati bazė, jeigu viskas standartai, hebra, blėt. Žiūrėkit, jeigu galit iš Amerikos parsipūskit GTI, nu, jeigu tipo taupant pinigus gerą GTI galima iš Amerikos gauti. Parsipūskit Golf R, važinėkit, kaifuokit. Jeigu jums ten nėra, jums vaikystėje ten kažkoks tai statuso tas, kaip čia pasakyti, kompleksas statuso neturite, blėt, tai golfas jums achujenai tarnaut gali. Jeigu jums ten per daug nereikia kažką vežioti, bet tiesiog norit kaifuoti, nu tai Golfas R, 4 varomieji. Ir į kaimą, ir į sodą, ir pa žmoną, ir į darželį vaikus nuveš, blėt. Visiems gerai gyvenimo atvejam, kurva, blėt. Blėt, kaip šovė, nahu, eik tu, nahu. Blėt, kas tau daras, blėt? Blėt, kaip jinai buksuoja, nahu. Neturi šaibo, tininguoji, blėt. Jebėjaus turbiną įpisi kitaiskai hibridą, blėt. Ir kaifuoji. Žeminį pakabą, viso, nahu. Tu esi kelių karalius, blėt. O Ferrari, Lamborghini bijo su jum darguoti, nes galvos, kad tu esi nestabilus psichiškai, emociškai. Greičiausiai taip ir yra, nahu. Tu gyvairuoji tuninguotą golfą, blėt. Tai yra tai, ko visi bandė išvengti. Nusimt savo tikėtę marozą, kad jie jau ne marozai. Bet jie marozai išnyko. Atsirado hiparikai, atsirado žmonės, kuris yra tik tokie šūdais susiema, literaliai. Tai kom užsiemi? Šūdais. Tai hebra, su golfu mes praradome šiek tiek disciplinos, tvarkos. Bet aš jaučiu, kad tas bachurizmas pabiškai grįžta. Jaučiu, kad lietuviai grįžta prie golfo. Vakarų Europą mėgsta golfas, pamyla golfas, tuninguotas golfas. Tiksliau, iš gamyklos R, GTI. GTI irgi labai geras golfas. Nu, aš ką galiu pasakyti, bet mes dabar važiuojam, ten rodo 7 litrai. Jeigu būtų standartinė mašina, 4 litrus rodytų, kad 3. Nu, tiesiog realiai galima sakyti ant snarglių važiuojantis
automobilis, turintis nemažai fokusų, galima paprikolinti su juo, galima važiuoti ekonomiškai kur nors. Ir detalių šiuo metu tiek yra pas kauniečius nuo golfų, kad, tu prasme, nėra problemų. Aš jau galvau, kad jau detalių neįmanoma įsigyti. Aišku, ten kėbulo detalės, manau, kainuosim dabar jau nemažai, nekainuos centų, nes vis tiek jų vis mažėja, nori mokėti. O golfai vis tiek rudie dar ir kaip juos reikia pažiūrėti. Aš šaunuoliai, kad, blėt, žmonės kažką daro, blėt. Žinot, geriau tuninguoti automobilį, gyventi automobiliais, susiveikti su draugais, valgyti kebabą, gerti kavą, negu hujarint fentą, blėt, gaidį ir panašiai. Šepėti, blėt, ir kitas šūdas, blėt. Sportuokit, blėt, tuninguokit, investuokit ir kaifuokit nahu nuo gyvenimo. Laukia oras šūdinas, mašina šilta, karšta, blėt. Artėja šventės, kai kam švenčių metas suteikia daug džiaugsmų, nes važiuos pas senelius, pas tėvus, kitiems šventės primena tai, ką jie savyje užgniaužė. Tai tos neišdirbtus geštaltus. Tai aš linkiu jom atrast save gryną, būti autentišku. Negalvot, ką galvoja kiti. Lietuvoje vitamino D trūksta. Aš, jeigu būčiau prezidentas, nemokamai išrašyčiau po vitamino D, blėt, dėžutę kiekvienam, blėt, šaltojo sezonu, nahui. Nes mums vitamino D trūksta, mes pikti, mes išmokyti nesišypsotis. Tai nereiškia, kad mes kaip debilai privalom dabar šypsotis. Mes turime juokauti iš gyvenimo. Neleist per daug jaunimui, blėt, ant nugarų lipt, nahui, užsimtom nesąmonėm, blėt. Tiktokai, hujokai ir panašiai. Reikia biškį tvarką palaikyti gyvenimą. Tiek savo gyvenimą ateina. O, koks Pajero, blėt, senės, tu žinai, banzytų mašiną 90-ų, nahui, dar lemputės bamperį, kur pastoviai rudyja, blėt, elektronika nuo druskų mūsų, nahui. Pas elektriką turbūt lankos 2 kartus į metus vien dėl tų lempučių žmogus. Nu ką? Aha, Mersas, blėt, nesitikėjai? Gera taškė, trasai. Blėt, tik mėlyną dūmą neleist, nahui. Tiksliau balto, blėt. Mėlyną, tu nereikia, nahui. Neleist mėlyną dūmą, mažulė. Neleist, nahui, neleist. Tu dar jauna, tu dar gali. Viskas dar. Važiuosim po Balatinus. Gerai. Koks oras, toks ir tas drivas, blėt. Tikiuosi jums patiko. Aš vadabau tokių mini vagafanų, blėt. Golfai man patinka. Bet labiausiai turbūt man patinka, nahui, mėšlas, visureigiai ir purvas, blėt. Iš viso aš dabar galvoju, reiktų mum artėja vis tiek šaltas sezonas. Ir norėtųsi pabandyti pafilmuoti bekeliai. Gal ne tų bičių, kur labai ekstremalus bekelistai, bet va subaristai, Audi kotristai, kad susirinktų bekeliai ir pabandyti prasivažiuoti, taip šventiškai. Pafilmuoti, dar, kad jūs ten nefilmuotumėt su mobais, mes padarytume laidą apie jūs. Kažką tokio noris, nahui. Traukia mane į bekelę, blėt. Ant asfalto nieko naujo, nieko įdomaus.